Šventoji paskyrė šią valandą pabūti bendruomenėje, juk žiemos metu, kai šalta, žmonės turi širdyti vienas kitą savo žodžiais, žvilgsniais, šypsena, jausmais ir žinoma rūpesčiais. Ir tada jokie šalčiai nebaisus. Aplink tylu. Lengvutės baltos snaigės apkloja žemę, snaudžiančius šilus. Senieji metai savo dainą baigia, o mes kartokim šios dainos žodžius. Šiandien jūs linksmins pagyvenusių žmonių kolektyvas Ratelis, jų vadovė Aldona Ramoškienė. Labas vakaras. Jūs sveikina jaunimo kolektyvas. Meno vadovė Aldutė, direktorė Alfreda Kavaliauskienė. Prašau pradėti, sueikim, pabūkim, kol esam. Jie metus jau skaičiuoja, kol saulė dar šviečia, kol širdis dar plaka, kol lūpas dainas dar dainuoja, padainuotų. Tėviškėlė. Tai va šita gatvė mūsų, Užalato gatvė, kaip ir Tėviškėlė. Šitoj mokykloje teko mano mokytis. Ir aš skaitau, kad čia mano irgi tokia savotiška Tėviškėlė, nors gimusi kažkur toli, Pasvalio rajone, bet Panevėžys, ypač Užalato gatvė, liko Tėviškėlė. Prašom padėti kartu dainuoti. Labai lengvi žodžiai. Kartu pabūkim, kartu šiandien šį vakarą dainuoti. Gracias.
šiandien ją atskirs, bet atsimins, bet labai gražų žodžiai, prašom paklausytis. Gal kas ir mokat. Tradicinė, kurią mes visos koncertuose ją dainuojam, grojam, tokia pamėgta mūsų pačių mylima daina. Ištirpsime grožį. Padeda ir dainuosim visi ant kalno stovėjo, pakalniai žiūrėjo.
Zreps, kaip sakant. Dabar, žinokite, ir aš pušalą tada atvistas ir ten draugė. Draugė sako, jien turi labai būti visko žino, sako, a tu girdėjai, sako, kad grįžo tas Seimo narys buvo išvažiavęs tobulinti, sako, nu žino, tas gražus toks. Pamiršau pavardį, nesvarbu. Sako, žino, kad buvo, sako, tai jis tobulinas, užsienį, sako, įdamas, sako, vis kalbu, kad jis parsivežė Sicilį. Sako, argi mūsų vyram arba pragirs, arba pames. Sako, durnelą, taigi čia tai sako, nedaikts, tai sako, ir tu tiliau užkrečiau, o aš nežinojau, nu nesvarbu. Tai pasikalbėjom, sako, žinai, dabar jinai man sako, pakalbėkim gerai, nu apie tuos daiktus gerai, baigim kalbėti. Jin sako, aš papasakosiu apie sako, mano tas Jonas, žinai, vyras, paguldžia ligoninė, Parkinsoną jeigu serga, bet kažkas bet jam ir, sako, nežinau, paguldžia tyrimam, grįžo iš ligoninės, sako, Juniukai, ko tau pripažina? Jis sako, žinau, moč, sako, daktaras, prastelio, nu prasto, lygo kažkokio negero. Sako, pamiršau, žinau, kad iš saraidės. Aš baisiai nusigundu, žinau, kaip paėmė lovą nustumė į kito kampo, guli kito. Jonas sako, močia, aš žena, sako, aš atsimenu, kutio lygo, sako, kutio, sako, ogi sklerozė. Nu, idėjai paslauk, sustumė, žinau, idėjai, nu, sako, nu, baigim, nu, gerai, apie tuos vyrus, sako, tu kalbi, bet jin man sako, man čia toks būzas reiškėja. Sako, gerai, nu, tu pasakyk, kas tau čia būzo idėja. Sako, nu, tu prisiek, lata, kad niekam nesakysim. Aš pasisakysiu. Sako, žinai, tai būna, sako, nu, man Juniuks kaip serga Parkinsoną, sako, aš jam nupirko sunkis, tos sirbytė išpūta. Nupirko sunkis, pakabins sirbytės, pavalgė, kaip man šėrė į kalbų, sako, Jonai, gal tu nuproto nušokai? Sako, ne, moč, nenušoko, tik prisiminiau, kad tarinė mergaitė paėmė man kraujas gyklos išvėlė. Man paspila gal. Nekalbėkim, apie vyrs man mažai ir nereikia kalbėti. Apie neteisybę, aš pasakysiu. Dabar aš į bažnyčią, žinokit, ir mergaitė, va taip šitą, panašu, gal jiem buvo. Pusėk, į bažnyčią, atvirtelis apie bažnytėlą. Aš priejo savo vaikelių, o tu nusikaltė, kad tau toks sunkiatvai. Saka, žinok, palinks galimybė, sako, fiksiuką padariau. Aš pagalvoju, ko čia reiškia. Sako, vaikeliu, a ko čia reiškia tas fiksiuks? Sako, gi bažnytėlą susitėrėčiau. Galvoju, Dieve, man tik aš to bažnytėlą dažnai taip darau, bet nei vartako nesakiau. A ir iš mažentės ir pirmiausia, sako, neidėjau, kaut, fiksiuką padariau. Ir žiūri, man didelų matyti mašytį. Sako, kaip? Sako, kunigėlį, visai atsisėdęs, atsistoja, visai. Sako, sako, iš bažnyčios ir iš mano parapijos. Ištarė man, kodėl mergaitė atleida, man neatleida, kaip su parapijos. Ir pamatėt taip, ir dar pasakys neteisybė vieno. Užpiko labai ant draugės. Kaip užpiko, galvoju, nu, kokie čia žodį pavartoti. Iškoliuot jau sako, eik tu, jauna. Jie neužpyko, padarė draugiško teismo, į man priteisė 15 vietų mokėti. Baudų iškočkoliojo. Nu, šiemet vėl uždarbavo. Vėl aš jo iškoliojo, bet jau kitaip, kalė. Sako, tu kalė. Ir man jau 30 rytų. Na ir pas teisėjai sako, pats teisėjo. Ko tai taip nesažiningai? Pernai buvo 15 rytų, šiemet 30. Sako, žinau, mučiut, kad mes pabrunga. Ai, daug tų neteisybė, dabar žinau, tai daug tų negasai.
Tai mūsų jaunystės gegužinių daina. Labai sena daina, labai sena. Mum ją
senelis išves labai gražią Palangos miestelį. Smetoninio laikų. Taip, senbernių daina. Kaipgi gražus Palangos miestelis, dar gražesnė bajoro dukra, dar gražesnė bajoro dukra. Iš Palangą žirgelis sau pirksiu, iš bajoro mergelę vesiu, iš bajoro mergelę vesiu. Kai aš josiu į savo dvarelę, lauks mergelė rudos daržely, lauks mergelė rudos daržely. Žvelk žirgelis žaliu avižėliu, verk mergelė jauno dienelio, verks mergelė jauno dienelio. Jaunystėm dainuokim savo gražią. Rūta žalia. Atraskime save ir pažiūrėkim, kokios dienos trapios. Jos tirpsta tarsi žvaigždės danguje, o rodos liekam daug ko nepasakę. Tad džiaukimės dažniau vieni kitais. Tegul dienų tėkmė viltis gerumo, tebūna lengva eiti visais keliais. Visiems stiprios sveikatos, meilės, laimės ir gerumo. Ačiū. Ir jūs patys myliai, kaip matom, ir kviečiam kartu pasilinksminti, o jums čia saldumynų, kad anekdotai būtų ir vaikams tinkami. Paskutinį laikotarpį esame šitą nuveikę. Jūs pamenate, kaip mes rinkome parašus dėl Pušaloto ir Upės gatvių rekonstrukcijų, kad jų remontas būtų įtrauktas į 2014-2020 metų Panevėžio miesto strateginį planą. Gavome atsaką, kad po savivaldybės komitetų svarstymo konkrečiai praneš, ar Pušaloto bei Upės gatvių remontai bus pradėti 2016 metais. Tik vienas prierašas. Prioritetas teikiamas miesto tranzitinėms gatvėms. Tai manykime, kad gal Pušaloto gatvė ir paklius.
vis tiek jinai eina šiek tiek prie tranzitinių gatvių. Į miestą važiuoja iš Pušaloto ir šitų išskaitėlių. Spalio mėnesį kreipėmės į savivaldybės administraciją dėl Pušaloto gatvės numerio 60 netvarkomos valdos. Gavome atsaką, kad iš 4 namo savininkų 2 jau yra mirę, tik po pusės metų bus nustatyta nuosavybė šių namo dalių ir pareikalauta valdos sutvarkymo. Ilgą raštą rašėme į ūkio skyrių dėl privačių savininkų atliekų normų, jų rūšiavimo bei konteinerių, kurių mūsų kiemuose jau susidaro tiek, kad reikia įsirengti kiekvienam po parkavimo aikštelę. Gavome atsakymą, kad pradėjus mums rūšiuoti atliekas, mišrių atliekų žymiai sumažėjo, todėl sudaryta komisija atliks tyrimus, padarys išvadas ir galbūt bus galima keisti metinės komunalinių atliekų susidarimo normas. Lapkričio 11 dieną rašėme prašymą dėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo Pušaloto gatvėje prie Žibutės darželio, kur yra Tujų alėja ir yra takas labai nesaugus praėjimas iš Radviliškio gatvės į Žibutės darželio vidinį kiemą. Toliau prašėme prie bibliotekos iš kiemo pusės, kur apšviestų visą mūsų mokyklos stadioną. Šiaulių gatvėje prašėme ties 5-7 namais, kur yra aikštelė už vaistinės. Ten būriuojasi nemažai mašinų ir neaiškių, iš kur jos atvažiuoja jaunimas. Ten susitikimo vietą įsirengęs. Ir ties 46 namų Šiaulių gatvėje, kur yra netoli konteinerių. Ten irgi neaiškiai aikštelė. Atsakymą gavome, kad artimiausiu metu vaizdo kamerų plėtra nenumatyta, jos bus statomos šiose vietose, kai bus vykdomas infrastruktūros objektų plėtros darbai. Atsakė Karalienė, ūkio direktorius. Toliau. Dėkuoju valdybos nariai Ligitai Bitinienei, kuri užpildė prieš projektinių pasiūlymų formą ir nusiuntė į savivaldybę. Jau ir man asmeniškai dėkoju, kad mes padarėm šitą darbą. Į jį bus atsižvelgta vykdant projektinę veiklą. Jie atstovavo ir mūsų bendruomenę Kėdainiuose, bendruomenių sąskrydyje, atvežė padėką ir labai geros medžiagos atvežė ateinantiems metams, mūsų darbams, tikslams, uždaviniams, galėsim pasisemti patirties. Sudarėme ateinantiems metams sutartį su miesto visuomenės sveikatos biuru, kur žadame rengti bendrus projektus gyventojų sveikatinimo klausimais. Gruodžio 16 dieną įteikė savivaldybės administracijos direktoriui prašymą dėl patalpų skyrimo bendruomenės reikmėms suaugusiųjų mokymo centro mokykloje. Šiandien direktorius perdavė žinią, kad mūsų prašymas jau buvo svarstytas ir jis pažadėjo mums skirti patalpas, netgi su šiokiais tokiais baldeliais, tik teks palaukti, nes į šią mokyklą žadama perkelti jaunimo mokyklą iš Ramygalos gatvės. Čia dar ateis apie 80 mokinių mokytis. Todėl pirmumas jiems, o kai susitvarkys, tuomet ieškos patalpų mums. Geranoriškas žmogus, mūsų valdybos narys, mes jam esame labai dėkingi. Šiandien negalėjo dalyvauti, nes su savo kolektyvu buvo išvykęs į Joniškėlį. Perdavė geriausius linkėjimus. Dalyvavome Darželio Žibutė tėvų komiteto susirinkime lapkričio 4 dieną. Ten tema buvo įstaigos dabartis ir vizija. Darželis ateinančią vasarą švęs savo garbingą jubiliejų. Todėl mūsų bendruomenė turi pagalvoti, kaip mes galėtume prisidėti. Dalyvavome seminare Saugi kaiminystė. Pradžioje dalyvavo moterys Alfreda ir Danutė,
bet jos išsigando po pirmo seminaro dalies, kadangi dauguma vyrai buvo, o jos į antrą seminaro dalį. Ačiū Upės gatvės seniūnui Valdemarui Stašinskui, pagelbėjo jis užbaigė tą. Dabar šiek tiek kultūrinės veiklos. Turėjome lapkričio mėnesį literatūrinę muzikinę popietę skirtą Pauliaus Širvio 95-osiams metinės, kurį organizavo Sveikatingumo centras Vidmavita. Karpėme angelus. Esame dėkingi dailės mokytojai šios mokyklos, mokytojai metodininkė Violetai, kuri pakvietė mus į savo dailės studiją. Ir ačiū visiems, kurie prisidėjote į šią akciją ir aktyviai dalyvavote. Mūsų gatvė pasipuošė angelais. Ne visai visi langai, kai kurių žmonių buvom išprašyti. Geriau puošėsi raganomis ir velniais, bet angelo bijo kaip velnės kryžiaus. Bet aš manau, po truputį priprasim visi. Už šitą akciją esu labai dėkinga gatvių seniūnams, toliau žmonėms, kurie atėjo savanoriai ir dalyvavo toje akcijoje, o gatvių seniūnai padėjo išnešioti, bibliotekininkėms Vikai ir Larisai, kurios savo laisvalaikiu taip pat mums padėjo daug angelų iškarpyti. Labai pavyko akcija Vienišų senolių lankymas, ten nušvinta kalėdinė žvaigždė. Bibliotekininkės Larisa ir Vika suorganizavo vaikučius, mes parepetavome ir ėjome 22 ir 23 dienomis 2 vakarus, kadangi senolių buvo surinkta 14. Ir vaikučiai labai sužavėti ir aš labai jais sužavėta. Ačiū tėveliams ir tiems vaikučiams, kurie čia yra, kadangi labai maloniai priėmė ir labai vaikai maloniai bendravo. Išleisdami seneliai paglostė rankas vaikams. Ar ateisite kitais metais? Tikri angelėliai buvom šiais metais, nes jie vieniši uždaryti tarp 4 sienų ir laukia žmogaus. Gal iš tikrųjų ta žvaigždė ir nušvito prie jų kalėdinio stalo. Jie ten vaišino ir grybukais keptais ir saldainukais. Viena močiutė net 3 eurus surado, bet aš ją užgniaužiau į saują, sakau, močiutė, ar taip jau didelę pensiją gaunat? Mes atėjom ne kalėdoti, mes atėjome jums atnešėme džiaugsmo ir dalelę vilties. Toliau, bendruomenės nariai dalyvavo Cido arenoje liaudiškoje vakaronėje Kadalmaušis. Keli valdybos nariai atstovavo mūsų bendruomenę Šiaurinėje Seniūnaitijoje, Rožino mokykloje Vakaronėje baigiamojoje šių metų. Tačiau dalis darbų liko nelabai padaryti. Neparengėme bendruomeniai už bendruomenę atstovaujančią Senio Besmegenio įžiebent miesto eglę. Čia buvo prašymas, tačiau mes nebesuspėjome su savo darbais, su savo pirkiniais. Nesurinkome tinklinio komandos Nevėžio seniūnaitijos seniūnaičio tauriai laimėjimui. Seniūnaitis sėdi ir galva lizuoja, labai atsiprašome, mes dėjome viltis į mokyklos direktorių, bet jis išvyko į komandiruotę ir pasimetėme visi. Ir tik tiek, nepavyko sudaryti jaunimo aktyvo, kuris dalyvautų ir atstovautų mūsų bendruomenę kultūriniuose ir sporto renginiuose, o už tai mes ir pasivedėme. Jeigu būtų aktyvas, jie būtų susiorganizavę. Ir neįvyko bendruomenės logotipo konkursas, nors darbai yra pateikti, tačiau susirgo dailės mokytoja, jį surengsime tuoj pat po naujųjų metų. Iš savivaldybės buvo gauta 800 eurų, pinigai panaudoti pagal numatytą planą. Koncertui 200 eurų, kadangi buvo pirkta 40 bilietų. Kanceliarinės prekėms 300 eurų, nupirktas tinklinio tinklas
nes mokykloje nėra, o mes norėjome treniruotis ir dabar turėsime 200 eurų ir bendruomenės popietei, bendruomenės reikmėms 100 eurų, viso 800 eurų. Dėkuoju dar kartą Vikinienei, kuri parūpino kūčiukų senoliams ir mūsų bendruomenės stalui. Dėkuoju, aišku, mokyklos direktoriui, kuris mus visada maloniai priima, bet jau tai mes džiaugiamės paskutinį kartą nemokamai, nes reikės sudaryti sutartį ir teks mokėti, o kad turėtume pinigėlį iš ko mokėti, teks visiems pagalvoti apie ateities planus. Dėkuoju valdybos nariams, gatvių seniūnams, šiaurinės bibliotekos darbuotojoms, darželio Žibutė auklėtojoms bei vedėjai už pagalbą. Atsiprašau, kad gal kai kada per daug įkyrėjau savo telefoniniais skambučiais, nes daug ko nesupratau, nežinojau ir kreipiausi į jūsų pagalbos. Nedirbti negalėjau, nes sąžiningumas ir teisingumas mano gyvenimo kredo. Dėl sveikatos problemų noriu palikti šitą postą ir pareigas atiduoti jaunesniam žmogui. Todėl labai prašau, kad palaikytumėt mano prašymą. O toliau jau teko šaknų. Tai jūs labai labas vakaras, kad jūs nepaprastai gražiai važiavote. Ir iš tiesų, beklausydama, na jau ne tas skaitėlės, o visos penkmečio ataskaitos, net stebėjausi, tai girdėjau, kad čia tik keletą, 4 mėnesiai ir pati vis taip lenkiau ant pirštų ir tikrai labai mažai laiko, bet šiek daug padaryta. O svarbiausia, man atrodo, padaryta tai, kad ponia Irena labai mokėjo taip gražiai suburti, kad visi viens prie kito, visi smagiai, visi viens kitų pasiremdami, viens į kitą pasižiūrėdami, paplodami ir draugų suradę labai gražių. Na ir aš manyčiau, kad tai visai gerai, ar ne? Gerai. Tai va, iš tiesų labai gaila. Nesvietiškai gaila, kad lygos vaikšto ne porom, o žmonėm. Bet, ponia Irena, čia vis dėlto jūs esate krikštamotė. Be jūsų tai tikrai nebūtų buvę. Ir ačiū, kad jūs ir nerimą į baimę nugalėjot. Ačiū ponui Pauliui, kad važiavo, vežė, ko ten tik tai nedarė. Ačiū seniūnaičiui, kad labai greitai steigiamai susirinkimą suorganizavo. Na, o iš tiesų labai šaunu, jeigu taip per 4 mėnesius iš 18:45, jeigu taip po 4 mėnesių gatvė nušvinta angelų langais, jeigu dar ir raštus atrašo, ne? Ir sako, jeigu ne dabar, taip aš vėliau, tai aš net nežinau, kas ten iš jūsų ir bebūtų, tikrai jėga esate. Šaunuoliai begaliniai. Su šventėm, būkit stiprus, būkit gražus, būkit sotus, būkit laimingi ir labai džiaugitės vieni kitais, man bus labai šaunus. Iš tiesų, gera džiaugti. Ačiū. Keletą žodžių sveikinimo aš šiaip pasakys dėl mūsų seniūnaitės globėjas Artūras Petrauskas. Labas vakaras, esu praėjusias ir ateinančiam gražiam šventėm. Man atrodo, Lasilečiai nėra jokio išvismo galva, kad susibūrė toks šaunus kolektyvas, tokia šauni bendruomenė. Ir noriu tik palinkėti tvirtybės, stiprybės, ukvatos ir testos pradėtus darbus, kuriuos per 4 mėnesius čia padarė, tai yra labai šaunu. Tęsti ir kitais metais ir stiprinti šitą bendruomenę savo, jūs turite ją stiprinti savo įdėliu, savo darbais, pasiremdami viens į kitą, atsiremdami viens į kitą. Taip, kad stiprybės ir linksmų metų.
Už šilumą, už gerumą jūsų, už tikrai neįkyrumą. Jūs į kiekvieno širdį pasibeldėt, kiekvienam gerą žodį pasakot. Tai yra pats sunkiausias darbas iš tikrųjų suorganizuoti, pašaukti, pakviesti, nes yra pagrindas. Labai jums ačiū už viską. Tikiuosi, ir toliau dirbsite, viskas bus gerai. Tai labai jums ačiū. Patariamuoju balsu, jeigu būsiu reikalinga. Vaikučius, nes mano profesija tokia, aš vaikučius myliu, paglobosiu, mes ir vėl kitais metais akciją suruošim, jeigu Dievas leis, sveikatos duos. Bet visai bendruomeniai per sunkumą reikia jaunų žmonių. Ir jūs visi čia susirinkę, prašau, galvokit, esam jėga. Atsisėdus ant jo ūso aš jaučiuosi, kaip autobuse. Jei senelis rašo raštą,
aš tupiu ant knygos krašto ir senelio tyliai klausiu, tau kuri šalis mieliausia? Į tą, kur važiavom, ieškojom Panevėžio, sako, Lietuva. Lietuva šalis mieliausia. Tad ją mes ir keliausim. Pasiilgom mes visų, čia bus linksma ir smagu. Paklausk, eilėraščių koks vienas buvo. O, čia mes užsibūsim labai taip, pradėsim. Aš sako, tomams jau nešiau. Paskaičiuoja 4, 5. Aš neprašysiu. Čia kiekvienam sveikinimas. Mano batai buvo 2. Vienas dingo, nerandu. Aš su vienu batuku niekur eiti negaliu. Daug visą laiką. Prašom, dovanų nuo vienas sveikinimai. Kamilė Leivaitaitė. Leivaitė. Ateik čia, kur? Ateik čia, kaip čia mažutė teisė. Миша, Клерса. Dėkite žvaigždės, šiandien kūdikėlį gimusi mačiau. Paklausykit. Mūsų autoriaus prie skaisčios ugnies mažas kūdikėlis tiesia rankutėlės laimina visus, kad visa žygiuotų mūsų širdim ir ją. Nu, gal tas senelis po tavo atvežė, nežinau. Žiūrėk, ką dainuosi. Sėkmės paplojau. Plojam, kad gražu. Saulė Žemaitaitytė. A yra tokia saulutė? Nėra saulutė. Nu, dabar pažiūrėsim, kas čia slėp. O, kaip galaitį panuoju. Kaip atskau. Detalė nepalyka, matai, nuo mūsų keturačio. Kad augalai, matai, čia. Ieškok, žiūrėk, kardelą. Va čia mano saulė. Nu, man. Varyk. Čia bus rimtesnėjai. Čionai dabar ir Valdemarui Stašinskui, Upės gatvės seniūnui. O! Nėra? Nėra. Nėra Valdemaro. Egidijui Šlekiui, revizijos komisijos nariui. Ten šoko šiandien bemoku. Antras lemtų paskutinį. Ne.
Ten Lapšytas tau. Nu, jas kokiam, gero eilėraštį pasakė. Gero. Alfredo Kavaliauskienė, bendruomenės valdybos narė. Jei būtum didelą, neužtektų jau. Salai neduok. Jau įpūkti. A tos kam duos? Kaip čia nesąmai prisidėti. Povilui Breivei, bendruomenės valdybos nariui. Vištelės į balūną. Oi, labai gražiai. Germot. Ačiū. Badak saldainį Kas ilgas, žinau, kas ilgas šnekasi vos. Oi, reikia pačiuoti. Petrui Janiniui, bendruomenės valdybos nariui. Nematau ką. Saldainių mumlė. Nu. Vida Bakavičienė, Radinėnų gatvės seniūnė. Vida Arba dainuok, ar ką reiks kažko. Nemoku dainuoti. O dainuoti gali išvesti man šok. O šok tai gerai. Danutė Ibutavičienė. Aš galvoju, kad man. Nėra, saldainis mūsų. Mano draugė. Senelį labai nusikuvaišę. Kur dar atkeliausim? Namų labai daug. Kiek čia gražių mergaičių, pažiūrėjau. Danutė Juozapavičienė, Pušalo gatvės seniūnė. Pavaryk dainuoti. Jis sako, nori padainuoti, sako. Su Danutė padainuoti. Su Sneguračku padainuoti. Davai, varyk. Padainuoti, tu dainuoti. Smuikai pradirko naktiniam bare, klegėjo ir juokės žmonių minia. Ir tu ten sėdėjai ir gailiai žiūrėjai, kaip juokės ir verkė manoji širdis. Ir tu ten sėdėjai ir gailiai žiūrėjai, kaip juokės ir verkė manoji širdis. Bibliotekininkai Vykai Dubauskaitė, aktyviai prisidėjus prie akcijos Te aplanko angelas mūsų namus. O tu su manim prašau. O tai nutėliau. Šiaurinės bibliotekos vyriausiai bibliotekininkei Vykai Dubauskaitei už pagalbą vykdant akciją Te aplanko kalėdinis angelas. Padėka. Pušalo rajono bendruomenė.
aktyviai prisidėjusiais prie akcijų. Dėkui tikrai. Čia geriau matysi, čia geriau. Palauk, paskiau. Kaip aš ne? Kaip prie jaunesnių nelys. Šiaurinis padėka, Šiaurinės bibliotekos vyresniąją bibliotekininkiai Larisai Fofonovieniai už pagalbą vykdant akciją Te aplanko kalėdinis angelas Užšalato mikrorajono bendruomenė. Nu jau baigėt, važiuojam toliau. Aha. Lyginėniai lygitai. Tai tos nebuvo. Yra, tai jau jauna. Įlė. Kad eilėraštis kaip ir primiršus būsi, bet čia ledo rūmuose nuo seno, senis šaltis savo gyvena. Ir turėjai samuką, šaltanosį ledinuką. Ačiū. Va, sakė nebėr. A tau taip nenuskels. Pašau. Artūrui Petrauskui, Nevėžio Seniūnaitijos Seniūnaičiui. Mūsų kalba, Ačiū. Pašau. Snieguolis, prašau, snieguolis. Так, gerai, pašaukti gerai, raštuką duokit pasakyti. Arturėlė Pachmielkos nereikia, aš turiu bačkų, švęsk man šaukti bačkų. Gerai, bus. Muziką tik nusakysim. Muzika. Eglutė skarota, eglutė žalia. O, atsimenta. Eglutė skarota, jablakė žalia. Arturėliška, žinau, pavėdami. Kartu kartu, pats vadinti iškartu. Aš nenoriu duoti labai saldainių. O, gražiam. Snieguolė vaikų ir nori. Seni, ilganosi, škutų man padovanosi. Ar saldainių, ar berniukų, ar šampano buteliukų. Ačiū. Aš tau buteliukų. O, ačiū, Snieguoliukė. Ačiū, labai ačiū. A kur čia vaikų, tai turėdavo?
Plaukia upės limonada, o ledų vas gali paėti ledu. Guolių valgė tai lažyt, neatildys apsavo, bet pažadina mamytę pusryčiai apsavo. O, šitą daryt. Naujieji metai skina kelią, prikibęs varpas iš toli, visų širdis džiaugsmo pripildo. Ir to, ko laukiai ar meldei, tegu šiandieną išsipildo. Tad uždekim žvakutės širdį, prisipilkim šampano taures ir palikim pravertas duris, tegul laimė pati mus atras. Ačiū, mielieji, ačiū, brangieji.